kas vyksta pasaulyje. Matom, vykdomas projektas stambaus kapitalo iš už jūrų, mums primetama per prievartą. Valdantieji būtent šitą politiką vykdo. Jų tikslas, jų to projektas yra pagrindinis, reiškia. Karas, maras, badas. Tai yra jie siekia sunaikinti tautas, sunaikinti valstybės kaip tokias, sunaikinti privatų verslą, sunaikinti privačią nuosavybę, sunaikinti smulkų vidutinį verslą, sunaikinti šeimas. Ir prieina prie to, kad sunaikinti netgi 90% bereikalingų žmonių, kur dabar kalbama. Bereikalingi, va to tokie kaip jūs, kaip mes, kaip aš. Kam mes tokie reikalingi, jeigu jūs ne pagal sistemą, reiškia, jos reikia utilizuoti. Tai va dabar klausimas kyla, žinot patys, kad dabar 11 automobilių nupirko Klaipėdoj krematoriumų ant ratų. Priimtas įstatymas yra Lietuvos šaulių sąjungos, kur šauliams suteikiamas neribotos teisės susidoroti su kitaip mąstančiais. Vienas dalykas. Antras dalykas, reiškia, kariuomenės, policijos, reiškia, karo policijos, reiškia, irgi įstatymas priimtas tam, kad bet kada, bet kurio paros metu gali jie įsiveržti jūsų namus, konfiskuoti, reiškia, jiems reikalingą turtą, areštuoti, sumušti, užmušti, bet ką gali su jumis padaryti. Ir tik tai, po 24 valandų tik tai, reiškia, galima pranešti apie tai teisėjui arba, reiškia, prokurorui. Reiškia, be sankcijų jie gali bet ką padaryti.